Labas vakaras. Štai tokia iškilminga nata pradedame 21-ąjį poezijos pavasarį Pagėgiuose. Atidengsiu tau žodį į širdį. Dabar tas svarbusis momentas, renginio ašis, kuomet mes įteiksime Jūratės Jablonskytės Kaspersen premiją. Premija bus įteikta 17 kartą. Premija skiriama asmeniui, kuris savo darbais garsina Pagėgių kraštą šalyje ir už jos ribų. Šiemet šis garbingas vardas suteikiamas ir piniginė premija įteikiama mūsų kraštiečiui, kompozitoriui Arui Žvirbliui. Pagėgių krašto garsintojas, taip vadinasi ši premija. Ir vardas. Vardas suteikiamas ir premija skiriama už Pagėgių krašto atmintį įamžinančius aukštą išliekamąją vertę turinčių kultūros ženklų kūrimą, už asmeninį indėlį ir pastangas turtinant kultūrinį gyvenimą Pagėgių krašte, plečiant paslaugų spektrą ir keliant jų kokybę, už tautinio ir kultūrinio identiteto stiprinimą bei lietuvybės tradicijų puoselėjimą ir sklaidą, už Pagėgių krašto garsinimą ir garbingą atstovavimą. Ir mes norim pasveikinti. Spaudžiam ranką. Pradėjom. Tai dar sykį labai ačiū. Didžiuojasi, kad galiu būti dalimi šitos bendruomenės, kad čia vyksta tokios puikios šventės, kad tiek daug gėrio ir galime mes vieni kitus stiprinti šitaip ir tėvynę ir vienas kitą. Labai ačiū. Ačiū jums. Taip atsisuk. Gražiai. Šypsomės visi. Taip. Dar kartą. Ačiū.
skarą pakėlėm abu, rytas, abudu nustėrom, šiąnakt budėjome du, aš ir nedorėlis mėnuo. Kadangi yra neatvykusi mūsų viena literatė, Vida Tarozienė, man atrodo, Zina, perskaitys jos eilėraštį. Pasakysiu. Prašau, nereikia man. Aš išgirdau šiandien, kad Prūsija švenčia savo 500 metų jubiliejų. Tai labai malonu šiandien bus pagerbti prūsų žemės veikėją Edvardą Gizebijų. Pagėgiškiai turbūt žino, kad tai yra garsus tautodailininkas, etnografas, lietuvių kalbos puoselėtojas prūsų krašte, 30 metų dirbęs Tilžės gimnazijoje, dėstęs lietuvių kalbą, aprašęs labai įspūdingai Rambyno kalno griūtį, tą baisėją. Jo aprašymu susidomėjęs net buvo pats Prūsijos karalius Vilhelmas. Tai kad jau viskas parašyta, jau daugiau nėra, ką. Bet tai netiesa, tikrai netiesa. Ir aš pabandysiu, kaip tos mergaitės prieš tai jūs bandė palinksminti, sakykime, muziką iš senesnių laikų. Tai aš skaitydama savo eiles noriu jūs tiesiog nukelti galbūt į savo kažkokias mylimas kerteles, kur jums labai yra malonu pabūti. Ar tai būtų sodas, ar tai ežeras. Galų gale galbūt kažkam yra miela tiesiog pasėdėti, palydėti saulėtekį. Tai aš pabandysiu dabar jūs nukelti tenai. Malonu matyti savo bendraminčius, kolegas, malonu matyti Pagėgių merą ir visus kitus dalyvaujančius. Labai gražus tas jūsų renginio pavadinimas, Gegutė užkakavo 25 metus. Savivaldybė, suprata, pajokavau. Savivaldybė čia 25 metų. Atkurta. Sveikinu. Kadangi aš taip pat esu nuo to krašto, kilusi esu iš Juknaičių. Greitai bėga laikas. Graži šiandieną diena, labai daug turim švenčių. Tikrai 25 metai. Šiandien mano dukrai 25 metai suėjo. Labai džiaugiuosi su savivaldybė kartu, su Prūsija kartu. Labai tikrai graži diena. O mums dar gražesnė. Mes atėjom šiemet labai drąsus. Ir galim padėkoti Elytei ir bibliotekininkėms, kurios mus labai pernai išbarė. Tie, kurie svetur gyventi išėjo, kad grįžtų į gimtinę, augintų čia vaikus. Rambyno kalnas čia toks senas, išmintingas, šventumas jo šį kraštą gaubia. Kiekvienas jaučiasi atvykęs čia laimingas. Siela nurimsta, širdis pavargus atsigauna. Medžių paunksmėje, kur saulė spindi, glosto vėjas, Vydūnas ilsisi ir jo dvasia čia tebesklando. Gamtos garsai, tyla ir praeitis čia susilieja. Kiekvienas čia ramybę savo sielai randa. Mes turėsime nuspręsti, kurisgi piešinys nugalėjo. Tai taip pat savotiška inkognito, kadangi jūs nežinot, kuris. Bet prizas vienas. Vis tiek būkim tokie, atlikim tą savo žiaurėją komisijos dalę. Būkim griežti, bet teisingi. Taigi, prašom balsuoti plojimais už pirmąjį. Čia Prūsija jau turės
dar kartą. Ačiū. Muzikos įsivaizduojimas.